Aš esu atsakinga už bazinį autobusų užsakymą, nupirkimą, tai žodžiu tam, kad gauti laiku autobusą, aš tam tikrų laikų turiu juos užsakyti ir jau ruošiamės užsakinėti autobusus ir tada mūsų bazinių autobusų tiekėjas informavo, kad Mercedeso gamykla gavo didžiulį užsakymą ir dėja, bet 2 mėnesiam mums kvotas apribojo. Tai tada iškart informavau kolegas, susibėgom, nes iš tikrųjų labai didelis dalykas čia mums būtų. Ką tai reikštų? Tai reikštų, kad visų pirma, tai negalim patiekti laiku autobuso klientams, bet tuo pačiu mes neturėtumėm kuom užpildyti gamybinę liniją, tai reiškia, kaip ir stopas gamyklai, tai įtakoja labai plačiai ir labai skaudžiai būtų. Tai tada labai visi susibūrėm, kiekvienas iš savo srities planuotojas viską perplanavo, pamodeliavo scenarijus, kas atsitiktų, jeigu iš vis negaunam, kas atsitiktų, jeigu kažkiek gaunam, vadyba prisijungia, pardavimų skyrius ieškodami iš mūsų partnerių autobusų, galbūt jie gali patiekti tik pergaminimo autobusus, aš ieškojau kažkokių kitokių galimybių, kur galėčiau juos nusipirkti, taip pat labai glaudžiai kasdien bendravau su atstovų gamyklos, tai iš tikrųjų toks virėm mes ten kelias savaitės tame chaose. Finale, aišku, grįžo mums tos kvotas, bet kas buvo, tai iš tikrųjų labai galėjom pasitikrinti, kaip mes elgiamės tokiose situacijose ir iš tikrųjų tai po to ir skyriui dar apsitarėm, aš aišku, pirmiausia savęs pasiklausiu, kaip čia ar gerai aš čia viską padariau, ką aš galėjau daryti kitaip, tada pasikviečiau skyriaus kolegas. Irgi apsitarėm, ar galim kažkokią prevenciją padaryti, ar galėjom kažkaip kitaip reaguoti, gal per daug blaškėmės, o gal gerai, kad blaškėmės, ką kitą kartą darytumėm kitaip. Dabar dar galvoju, pardavimų kolegas pasikviesti, apsitarti iš jų pusės, aš noriu, kad mes visi kartu susirinktumėm ir tada vienodai nuspręstumėm, gal jeigu kažkas mąsto kitaip, pasidalintų tuo kitaip ir visi suprastumėm, kaip mes galim ateityje tokias situacijas sudėlinti. Tikrai kolegos pasijungia ir vidinius resursus panaudoja, visi labai mobilizavosi, tai būtumėm radę ir savo sprendimą, bet tiesiog pasitikrinom, kad iš tikrųjų nuvesim kalnus, nes visi įsitraukia, visi stengiasi padėti, visi nepaisydami net, kas ten, sakykime, jo atsakomybių sąraše išvardinta, bet visi įsitraukia, aunina. Taip, visi pasiima kažkokį vaidmenį ir jį iki pabaigos atlieka taip, kaip reikėtų atlikti turbūt geroj komandai, stiprioj komandai. Mes iš tikrųjų tai supratom, kad gal viską ir gerai padarėm, nes čia tokia specifika yra tam tikra, kur tu nelabai gali kažkaip kitaip padaryti. Tai aš savo prisėmiau ir su kolegom pasikalbėjau, kad pakankamai neblogai mes, aišku, dabar lengva šnekėti ir su šypsena, kai viskas išsisprendė taip gerai, bet pakankamai neblogai mes čia visi sudirbom. Šiaip komandiškumas labiausiai jaučiasi, kai viskas ne pagal procesą arba žingsnelis iš šono nuo proceso arba taisyklės arba plano. Nes šiaip mes paprastai bendraujam per ERPA mūsų vidinę verslo valdymo sistemą. Tai ten taip, žinai, vienam įkrenta, kitam įkrenta, visi pasidarom, ką reikia, šiek tiek pasikalbam ir viskas. Bet jeigu nestandartinė situacija, tai tada tu turi iš karto kontaktuoti žmonės gyvai ar nueiti ar paskambinti, sakykime, dėl autobuso atidavimo. Tai jeigu mes kažkur vėluojam, kadangi aš esu paskutinis žmogus, kuris turi laiku pristatyti, tai man laiko lieka mažiausiai ir visiems kolegom, kurie dirba pačioj pabaigoje su autobusu, lieka laiko mažiausiai. Tai tada ir gaunasi, kad su tais visais paskutinio etapo žmonėmis susiskambini ir visi laukiam. Tai pavyzdžiui, jeigu autobusą reikia, pristatyti dieną X, atsiskaičiuojam, kiek dienų jis įvažiuos iki kliento ir tada kolegos, kurie ruošia tenai homologacijos dokumentus, plauna, tikrina kokybę, jau visi laukia, kai tik autobusas išvažiuoja iš gamybos, iškart visi, iš Revorko šiuo atveju, visi puola atlikti savo darbus ir iš tikrųjų irgi deda ekstra mylę, ten kokybės darbuotojas nuveža iškart prie tralo, nes jau tralas laukia, ten homologacijos dokumentą ruošiantis žmogus, jisai jau su dokumentu bėga vos ne į pakrautą, ant vilkiko autobusą deda dokumentą ir autobusas išvyksta ten ar į muitinę, ar į keltą, kuris įskuba ir pasiekia klientą laiku. Tai čia irgi toksai visų įsitraukimas dėl bendro tikslo, kažkaip visi laikom pakankamai tokių svarbių tikslų laiku pristatyti autobusą ir padaryti maks kiek gali. Tai tas toksai, kai išvažiuoja visi pavyko. Duoda norą ateiti čia ir dirbti su džiaugsmu, nes žinai, kad visi susijungsim ir siekiam bendro tikslo ir jį pasieksim kartu. Bendrumo jausmą, kad esi komandos dalimi.
Nesi vienas, taip. Tai iš tikrųjų net su kai kuriais kolegom mes turim tam tikrą ryšį, tu sutinki virtuviai ten 3 žodžius kokius nors pasakai ir jisai suprato, ką tu norėjai pasakyti ir tu supratai, ką jisai suprato. Ir tokie per laiką užsimezgė keisti ryšiai, kur jeigu kažkas iš šono paklausytų, tai sakytų, kaip?